Jaunoji Kėžių kaimo gyventoja, agresyvioji Ingrida Kraštytė savojoje Kupiškio žemės ūkio mokykloje, slapčia pasprukusi nuo savo klasiokų, pamokos metu nuėjo į mokyklos mokomasias dirbtuves, kad ten galėtų iš šono paspoksoti į savo mokomąją praktiką atliekančius statybininko profesijos mokinius vaikinus ir buvo koridoriuje užkalbinta vieno iš jų, usūrinio. Kuo toliau, tuo Ingridos viduje jaučiama fizinė trauka statybininkams vaikinams buvo vis labiau ir labiau stipresnė. Jeigu tik tai pasitaikydavo, kad kada kuri nors pamoka pardavėjo ir prekių žinovo profesijos mokiniams dėl kokių nors priežasčių imdavo ir neįvykdavo, Ingrida iškart pasinaudodavo šią progą ištrūkti iš klasės aplinkos ir bėgdavo žiūrėti gyvai, kągi dabar beveikė tie statybininkai. Ir dabar panaši situacija buvo ir nutikusi. Pamokos metu Kėžietė mergina nusėlino tiesiai į dirbtuvių kompleksą, nes gerai žinojo, kad būtent tuo metu pirmakursiai statybininkai darbuojasi ir remontuoja vienos patalpos sienas, ruošdami kabinetą klasės įrengimui. Grupelė vaikinų viduje net sukaitę tinkavo su skiediniu mūrinės sienas, o du kiti jiems tarkininkavo ir nešiojo per koridorių iš kitos patalpos su kibirais smulkų smėlį, kuris buvo ir naudojamas tinkavimo darbui. Koridoriuje smalsiai besidairanti Ingrida netrukus buvo vieno iš tų mokinių ir pastebėta, usūrinis tempė kibirais smėlį ir pastebėjo čia merginą bei ją užkalbino. Bet dėja, pati Ingrida to usūrinio nei iš tolo nekentė, jis jai buvo tiesiog šlykštus bernas, nepatrauklus niekaip, tad ir dabar ji niekaip nenorėjo su juo gražiai pasikalbėti, tik svaidė ant jo bjaurius žodžius. Bet nors ir kaip labai jį geidė tų kitų statybininkų vaikinų, vis niekaip tinkamo savo iš jų vieno dar negalėjo išsirinkti. 2003 metų gegužė štai kaip galėjo atrodyti šis dramatiškas ir kupinas paaugliškos įtampos pokalbis 2003 metų gegužę Kupiškio žemės ūkio mokyklos mokomųjų dirbtuvių koridoriuje. Aplinka – ilgas, pilkas žemės ūkio mokyklos dirbtuvių koridorius. Ore tvyro drėgno cemento, kalkių ir kalkinio skiedinio kvapas. Tolumoje girdisi metalinis mentelių brūžavimas į sieną, vaikinų juokas ir negarsus paleisto radio imtuvo skambesys. Ingrida stovi prisispaudusi prie sienos, godžiai žiūrėdama pro pravertų kabineto durų tarpą, kur sukaitę, raumeningi pirmakursių statybininkų vaikinai tinkuoja sienas. Tada ji vėl grįžta į priekinį koridorių ir čia neramiai mindžikuoja vietoje. Staiga dešinėje jos pusėje sudunda žingsniai ir su dviem sunkiais smėlio kibirais iš už kampo išneria mokinys usūrinis. Pamatęs Ingridą, jis sustoja, pastato kibirus ant cementinių grindų ir nusibraukia prakaitą nuo kaktos. Usūrinis, plačiai nusišypsodamas, šiek tiek uždusęs, o Kraštytė. Ko čia viena po dirbtuves trankaisi? Pardavėjoms jau pamokos baigėsi, ar vėl iš pamokos pabėgai? Ingrida, už savo akinių stiklų akimirksnių suraukia antakius, jos veide pasišlykštėjimas, ne tavo sušiktas reikalas, usūrini. Nešink savo kibirus ir dink iš akių, kol negavai skūron. Baily tu. Usūrinis, pajuokiamai pakelia rankas, ko tokia pikta iš pat ryto. Žiūriu, vis į mūsų kabinetą akis įsmeigusi stovi. Pastebėjau. Kas ten taip patiko? Gal skiedinio kokybę tikrini, ar į tikrus vyrus užsinorėjai pažiūrėti? Ingrida, pasiunta, žengė žingsnį pirmin, balsas persmelktas pykčio į vyrus. Į tave žiūrėt? Tu į veidrodį pažiūrėk, bėgūne tu, šlykštynė paskutinis. Man nuo vieno tavo vaizdo vemti norisi. Dink sakau, kol su tais tavo kibirais per galvą neužvažiavau. Usūrinis, tyčia žengia arčiau, provokuodamas, na, ramesnė būk. Žinom mes jūs, pardavėjas. Skeryčiojasi, o pačios tik ir taikosi prie statybininkų prisišlieti. Nori, paspruksim kur už kampo, parodysiu, kaip mes, statybininkai, dirbam. Ingrida, spjauna jam po kojų, akis dega neapykanta, užsikask tu su savo pasiūlymais, nevykėli. Tu man esi nulis vietoj. Nematau aš tavęs išvis, kaip berno. Net nesertink prie manęs, supratai? Ingrida piktai nusisuka, bet jos žvilgsnis iš tolo vėl trumpam nukrypsta į kabineto gilumą, kur kai kurie vaikinai dirba net be marškinėlių. Jos viduje kunkuliuoja pyktis ant usūrinio, bet kartu ir stipri, deginanti fizinė trauka tiems kitiems, tik kad nė vieno iš jų niekaip nepavyksta išsirinkti. Usūrinis pasiima kibirus, skatindamas ją, nu ir būk tokia, ragana. Vis tiek žinau, kad naktimis apie mus sapnuoji.
Staiga iš kito koridoriaus galo, iš pagrindinės dirbtuvių patalpos, pasigirsta piktokas, garsus ir aidintis profesijos mokytojo balsas. Profesijos mokytojo balsas tolumoje usūrini. Kur tu dingai su tuo smėliu? Ar man pačiam reikės ateit tavęs pajudint? Vaikinai kabinete jau beveik be skiedinio sėdi, o tu ten koridoriuose kažkur vėl įstrigai. Judinkis, blin, greičiau, kol dvejeto neįpyliau. Vaideli, kreipėsi jis į usūrinio klasioką, eik tu vėl padėti jam smėlį nešti. Vienas matai vėl nesusitvarko. Gerai, mokytojau, netrukus pasigirsta tolumoje ir to klasioko Vaidelio balsas. Bus daryta ir padaryta. Usūrinis, krūpteli, skubiai pasičiumpa kibirus ir atsigręžęs į Ingridą sumurma, tau pasisekė, kraštyte. Mokytojas gelbėja. Bet dar pasikalbėsim, jei prireiks. Usūrinis paskubomis nueina koridoriumi, sunkiai tempdamas kibirus. Ingrida palydi jį paniekinamų žvilgsnių, nusipurto iš leikštulio ir vėl lieka viena koridoriuje, toliau paslapčiomis norėdama stebėti dirbančius statybininkus.